Labą vakarą, mėly žiūrovai. Jūs matote Ukmergės televiziją. Vasara, pats atostogų įkarštis. Saulėti giedri rytai, aidi lyg gražiausia muzika. Miškai kvepia mėlynėm, avietėm ir pirmaisiais grybais. Visi skubame ištrūkti iš dulkėto miesto, pabūti gamtoje, pailsėti, pasistiprinti. Ištuštėjo, nutilo mūsų miesto gatvės. O gal ši ramybė apgaulinga? Juk ne visiems vasara atostogų ir poilsio metas. Ir toliau vyksta statybos, taisomi keliai, restauruojamas senamiestis, kuriasi individualios įmonės, akcinės bendrovės, išstumdamos buvusius kažkada populiarius kioskus. Neseniai mūsų mieste, Linų gatvė 19, atsidarė individualios Genovaitės Kapučienės įmonės parduotuvė Baras. Kalbamės su įmonės savininkė. Kiek laiko gyvuoja jūsų firma? Įregistruota 93 metais. Kokią veiklą užsiemate? Pagrindė maisto prekių pardavimas. Pravažiuodami mes visi turbūt pastebi, kai šalia pilko šito kioskelio iškyla toks naujas, gražus, šiuolaikinis kaip Feniksas pastatas. Kas šitą pastatą projektavo? Šį pastatą projektavo Saulius Sakalis. Kas statė? Statybos darbus vykdė? Statybos darbus pradėjo vykdyti LNR. Bet jie pradėjo, o pabaiga buvo tokia jau mišri galbūt. Grinai mišri. Ir tą statybą, žinot, pradėjom grinai tik dėl to, kad netilpom į tą kioskelį, todėl kad visą gyvenimą paaukojusi esu priekybai ir jaučiu, ko reikia vartotojui. Ir pūtėsi tas mano asortimentas ir pagaliau atėjo tokia diena, kad subrendo klausimas arba kaip pasakyti, geriau tvarkytis, arba iš viso neįmanoma tokiom sąlygom daugiau dirbti. Buvo be galo sunku, taip, nuolatinė nervinė įtampa, ir fizinė, ir dvasinė, ir visokia, bet tikiuosi, kad ateityje bus lengviau. Labai džiaugiuosi, kada pirkėjas atėjęs pas mane, nusiperka prekę, džiaugiuosi, kad jis patenkintas. Noriu visada įsiklausyti. Jeigu aš girdžiu, kad pirkėjas prašo prekės ir pas mane jos nėra, aš užfiksuoju jas smegenyse ir aš bent artimiausiu metu arba už savaitės ta prekė visada pas mane atsiranda. Pastatas didelis. Kol kas mes matome įrengtą pirmąjį aukštą. Gal dar planuojat kažką tai plėstis? Mansardą galbūt kada nors ir įrengsim. Aišku, materialiai yra sunku. Nepastatėm vien savo jėgom, rėmė visi, bet tikiuosi, kad apyvartai pagerėjus susitvarkysiu ir su tuo, kas liko, ir ateityje galbūt įrengsim mansardą. Ukmergėje yra nemažai vyrų ir moterų kirpyklų, grožio salonų, kosmetikos kabinetų, siūlančių klientams įvairiausias paslaugas. Bet senamiestyje įsikūrusi Gražvės kirpykla yra kažkuo ypatinga, išsiskirianti iš kitų, turinti savo spalvą. Šiandien kalbamės su Gražvės savininkė Vilma Vančenkovienė. Vilma, pasakyk, prašau, koks jūsų pagrindinis darbo principas? Tikriausiai kaip ir visų meistrų, kurie dirba šitoj srity, yra didžiulis noras, kad kiekvienas klientas būtų gražus ir kad kiekvienas klientas išeitų iš kirpyklos labai patenkintas. Sakyk, o vis dėlto jūsų kirpykla kuo išsiskiria iš čia mieste esančių kirpyklų? Vis dėlto kuo jinai yra ypatinga? Visų pirma, tikriausiai mes aptarnaujam gan didelį klientų srautą, stengiamės kiek įmanoma kokybiškai aptarnauti. Už tai, kad čia dirba daug palyginus kirpėjų, yra 8 žmonės dirbantis. Taip pat šita kirpykla, kas liečia jau patį kirpyklos darbą, gali ne tik tai šukuoti, ne tik tai daryti žmonės gražius, daryti šukuosenas, dažymus ir visą kitą, bet taip pat mes kiekvieną klientą stengiamės atvesti, kiekvienam klientui stengiamės nurodyti, kokias priemonės reikia naudotis, gydomasias procedūras, sakykime, kokias reikia atlikti ir atliekam, ne tik tai nurodom, aišku. Čia šalia mūsų kaip tik yra Kaduso firmos stendas su visom gydomosiomis priemonėmis. Viena kirpėja dirba konkrečiai su šita kosmetika ir kiek įmanoma stengiamės padėti. Tarp daugumos kirpyklų yra sveika konkurencija ir tai yra geras dalykas. Už tai, kad priverčia pasitempti, priverčia domėtis. Sakykit, o labai brangu Gražvėje nusikirpti? Nemanyčiau. Mes paprasčiausiai žiūrim
į visus klientus, ne tik kad ateitų turtingas klientas arba kad ateitų neturtingas klientas. Renkamės paprasčiausiai vidurį. Ir sakyčiau, netgi kai kurios pas mus atliekamos paslaugos yra pigesnės negu kitose kirpyklose, kadangi yra brangi kosmetika, Belos kosmetika ir kitas sykį už tą kosmetiką imi žymiai pigiau. Sakykit, jeigu atėjęs žmogus visiškai nori pakeisti savo šukuoseną, ar jūs galėtumėt atlieka tokias paslaugas kaip modeliavimo, visiškai kitaip? Visuomet. Visuomet ir tai yra labai populiaru tarp jaunimo, tarp jaunų panelių, tarp vaikinų irgi, aišku. Yra žurnalai, turim daug žurnalų, daug leidinių, kur vizualiai grinai gali žmogui parodyti, pasiūlyti, o taip pat stengiamės piešti, stengiamės tartis kartu. Sakykit, jūs senai dirbat? Nuo pat pradžių? Ne, nuo pat pradžių, nuo rudens. O sakykit, jeigu nepaslaptis, kur anksčiau dirbat? Anksčiau dirbau truputėlį Vilnių, paskui auginau vaikutį ir tada atėjau čia. Aišku, bet darbas buvo susijęs kažkiek tai iki to laiko, kol atėjo dirbti su kirpykla? Taip, jau buvo kirpėjos darbas, jau buvo seniai, jau kažkur tai jau beveik 4 metai. Kaip jūs jaučiatės tarp moterų kolektyve? Kaip pasakyti, gerai jaučiatės, kaip vyr. O sakykit, ar, pavyzdžiui, jeigu neturi kolektyvas, nėra klientų, ar mielai eina pas jūs moteris, ar vyrai daugiau? Aš stengiuosi daugiau su vyrais dirbti, daugiau man patinka taip, bet aptarnaujame moterių, jeigu yra pagimta. Galite ir moteriai padaryti šukuoseną, galbūt gal ir netgi geriau, net kai kurios moteris. Kaip geriau nežinau, čia jau klientai sprendžia, bet eina. Va ką tik apkirpo vyriškį, dabar norim jūs užkalbinti, sakykit, ar jūs patenkintas? Taip, tikrai šaunu, kirpuosi tik tai čia. Ir pas Laurą būtent. Ir visada išeinat laimingas, patenkintas ir jaučiatės labai gerai. Atjaunėjęs ant kokių 15 metų. Visą laiką gerai apkirpa, nežinau, ir kaina primtina. Kiekvienas poilsį suprantame įvairiai. Vieni pailsime prie televizoriaus, kiti sportuodami, treti su meškere gamtoje. Nuo medžioklė daugeliui ne tik poilsis, bet ir hobi. Geri draugai, nuostabi gamta, išblizgintas ginklas, daugelio vyrų svajonė. Kalbamės su Lėno medžiotojų klubo nariais. Leonavičius Vytautas, medžioju nuo 50 metų. Per tą laiką, žinot, visai buvo. Ir nušauta, ir prašauta, bet daugiausiai tai, aišku, buvo laisvė. Kur norėjom, ten medžiojom. Kiekvieną dieną galima buvo zuikius medžioti, plotai nenurodyti. Dabar jau kitas reikalas, dabar jau būrelis. Tada būrelių nebuvo jokių, reiškia. O dabar jau organizuota jau kitaip, jau viskas pasikeitė, medžioklės į plotai, tada laisvai, kur nori, kur sugalvoji įvažiuok, į kada nori. Būdavo susiginčiam, o tau zuikio reikia. Nu, aš rytą anksti čia prie Ukmergės netoli, va, Mikailiškai paėdė, pusę valandą zuikis yra ir į darbo vietę atnešė zuikį. Nu, o, tai butelis iš karto už zuikį. Nu, tai būdavo labai tankiai. Nu, po medžioklės tai, žinot, kaip ir visur. Aišku, anksčiau biški, mažiau galbūt. Tokie festivaliai būdavo kaip dabar. Dabar dažniau biški. Nu, bet medžioklė įdomi. Nu, kai kurių medžiotojų yra tik tai labai tokie nervuoti. Vienas yra toks, kad reba tiesiog, akis išplėtęs ir rėkia. Jo, rėkia, nežino ką. Nu, matai. Aš jam pasakiau, sakau, nu, žinoma, išauklėjo tave tarybų valdžia, kadangi baigęs partinę mokyklą, nu, tai o tave ten politika taip išauklėjo. O dabar, sakau, nu, ko čia rėkti? Visi medžiotojai vienodi, nu, ko čia rėkti? Draugiškai medžiojam viskas, ne, bet jau čia, bet. O tai vadovo buvęs žmogus, tai jis nori visą laiką vadovauti. O dabar jau vadovauti jam netenka. Transportas yra būrelio mašina, labai gera. Pusnis, nepusnis, sniegas, nesniegas, visur pravažiuojamas. Mes tik atvažiuojam va iki būrelio vadovo kiemo su savo mašinom. A čia jau nuo čia į mišką visi važiuojam su būrelio mašina, kuri visur praeina. Nu, taip ir sekasi, nu, neblogai sekasi. Nu, svarbu, kad pas mus vadas geras. Vadas geras, organizuoja gerai. Nu, šitą
Ataskaitinis buvo, labai kultūringai praėjo, žinoma, be muštynių, be nieko. Taip, kad aš sakau, kad labai gražiai, viskas sekasi kol kas gerai. Kiek jums metų ir kiek jau iš viso medžiojat laiką? Man dabar jau 70 metų, 71 eina, o medžioju jau 47 metus. Tai va pusė amžiaus, skaitykit, kad medžiokliai. Koks per tą laiką toks įsimintimiausias trofėjus? Gal net ne vienas, gal daugiau jų yra tokie? Yra trofėjus, mano medžiokliai briedis. Ragai aš nežinau, kokie buvo. Ten turbūt 2 aukso medaliai. Bet atsistojau už 8 metrų, aš jį prašoviau. Užsižiūrėjau į tos ragus. Ir šoviau, o jis apsisukė, o tada tik kulkam galima buvo šaudyti. Grankulkiam negalima. Jis apsisukė, 2 žingsnius paėjo ir stovi nuo manęs nusisukęs. Tai va, antrų šūvį aš negaliu užpakalį kaip šaudyti, dėl to, kad jį negalima buvo. Tai man šitas amžiais aš jo neužmiršiu. Labai gražus ragai buvo. Tai tokie, vat man tas visą laiką. O tai ant sienas neteko. Tai mes juokėmės, kad šitie ragai į Maskvą papuolė parodon. Mykolas Strioga. Medžioklį jau nuo 62 metų medžioju. Visą laiką mokyklai dirbau. Ten ir prikalbina, kadangi kartu dirbom, reiškia, su Ukmergės buvo medžiotojų draugijos pirmininkas Albinas Kolmačius. Nereikėjo nei stažuotis, nei nieko tenai, vadinasi, įtraukė į medžioklę ir patiko tą medžioklę. Kadangi sueina vyrai vieni, yra kalbos, gamta, matai, reiškia, žvėris, nebūtinai nušautos žvėris, pasigerėti galima jais. Kadangi prie menas šiek tiek, tas grožis šiek tiek, tas žvėrės judesys, daug esu ir daręs jau tokią temą iš žvėrių gyvenimo, reiškia, paukščių žvėrių. Čia jūsų laisvalaikio praleidimas toksai? Žinoma, kaipgi. Kaip jums sekėsi, gal koks didesnis trofėjas įsimintinas yra? Nėra didelių trofėjų, nemeluoju. Kiek metų jūs medžiojate jau? Aš nežinau kiek. 10 gal dar nėra. Oficialiai. Žinoma, tėvas buvo brakonierius, brolis brakonierius ir sūnus buvo. Jūs visi, aišku, turit sūnus. Ar jūsų sūnus pasiekė jūsų pavyzdžių? Mano tai pasiekė. Ir aš skaitau, kad man jau baigėsi medžioklės metai. Kiek aš galiu, gal metus, gal kokius. A sūnus tegu tęsia tiek medžioja, kiek aš išmedžiojau. Linkiu jam geros medžioklės ir taiklių šūvių. Jaunas aš kaip medžiotojas, tai jaunas, kaip porą metų turbūt medžioju. Treti. Čia turbūt nuo tėvuko visą tai parėjo, ta liga. Kaip, aš skaitau, kad žmogus kaip vyras, taip ir medžiotojas čia nuo pirmykščios bendruomenės. Dabar tik tai transformuojasi visą visuomenę, kaip moteris ne visas valgyti virt moka, taip ne visi vyrai šaudyti moka. Taip skaitau, kas įgimta kažkuriem, tai liko, tai ir nuo tėvuko, aišku, nuo tėvuko. Koks jūsų didžiausias trofėjas? Dar nenušautas. Dar nenušautas, kadangi jaunas medžiotojas. Nors šiaip esu vieną vakarą nušovęs 2 šernus. Tai čia skaitau, man taip jau labai pasisekė, net seniai medžiotojai šito nebuvo jau senai matę. O pernai, tarp kitko, kaip užpernai turbūt, kad čia pirmas metus, tai netgi taip jau teko garbė ir medžioklės karalių klube pabūti sezoną, nes yra tradicija, reiškia, sezonai prasidėjus, pirmas laimingas šūvis atneša, reiškia, karaliaus titulą tam žmogui. Tam reiškia sezonai. Ir koks čia tas šūvis buvo, kad jūs tapot karaliumi? Nušoviau aš tada jenotą. Gal biškai ir kuklokas toks laimikis, bet vis tik, reiškia, titulą man suteikė tokį. O kaip čia sekėsi tos šernus medžiot? Kaip čia jūs juos nušovėt? Kokios aplinkybės čia buvo? Gan gerai šaudžiau. Tada tais metais iš vis šernus gerai šaudžiau. Buvo ir aišku, ir keli prašauti, bet šiaip jau visi lazdavoja, kad naujokais sekasi. Ta taisyklė pasiteisino, pasitvirtinti. O tą vakarą, reiškia, irgi palaukime sėdėjom kviečiuose ir taip kaip nekeista atėjo. Tik atsisėdus vienas didelis kuilis. Taiklus šūvis buvo ir gal po kokių 40 minučių atėjo kitas, kadangi vyrai tik atvažiavę dar nesiruošėm namo važiuoti.
šalimais kitas kryto. Tai buvo smagi medžioklė tasik. Tai žodžiu, per vieną vakarą 2 šernai. Jo. Tai čia tas įspūdis turbūt ilgam išliks. Ilgam ir aš iltis turiu ir sakiau, ant vienos lentelės jas pakabinsiu, kad nebūtų kaip vienos medžioklės kažkoks tai simbolis. Vladas Arokinas, Lėno medžiotojų klubo prezidentu. Nuo pernai metų. Mūsų klubas susiformavo Siesikų medžiotojų būrelio pagrindu. Jis apjungė 45 medžiotojus. Medžiotojai dalis vietinių, buvusio Aušros, Tulpiakime ir Siesikų tarybinio ūkio gyventojai ir pagrindai Vienybės gamyklos vyrai. Ir viens kitas iš miesto. Šiaip aktyvių medžiotojų turim apie 25, kurie aktyvūs. Nežiūri blogo oro sąlygų, pastoviai medžioja, aktyviai dalyvauja biotechninėse priemonėse. O šiaip jų yra nemažai, aišku, dalis yra nusenusių, tačiau, kaip kalbėjo prieš mane vyrai, papildo jaunimas, pagrindai sūnai. Pas mus graži tradicija priimta yra klube. Šiaip jau įstoti nelabai lengva svetimiem, bet sūnam yra žalia gatvė suteikta. Kaip po tradicija tokia jau palikta, o pensininkus, kurie jau dėl sveikatos, dėl kitų priežasčių negali medžioti, paliekam klubą garbės nariais. Su teisė, bet kada medžioti išeit, turint sveikatos, dalyvauti susirinkimuose, su sprendžiamu balsu. Taip ir gyvenam. Ar didelis vargas ir rūpestis turėti vyrą medžiotoją? Ne, kodėl? Visai nieko. Neblogai. Ir draugai suvažiuoja, ir vyras kartu, ir jokio vargo, vietų žodžiu. Ar medžiotojas vyras aprūpina šeimą mėsą? Ai, tai užtenka tos mėsos ir taip šitagi kaime gyvenam, bet tik tiek, kad gamton išvažiuoja, pabūna gamtoj vyras su sūnais. Išvažiuoja, ir... Medžioklė, ar brangus yra hobis? Šiuo momentu jau pabrangęs yra šis hobis, kadangi šautuvai brangus. Vidutinis šautus kainuoja apie 1000–1500 litų, šoviniais viens šūvis kainuoja 2 litai, licenzijos, benzinas, transportas, žodžiu, medžioklė darosi nebe visiems įkandama. Pirmiausia, mylėti gamtą. Mylėti gamtą. Jeigu tikrai yra gamtos žmogus, kuris mėgsta gamtą, myli gamtą, tai manau, kad į medžiotojus įstoti nėra didelių problemų. Jeigu truputį pinigų turi ir norą. Žodžiu, neteko jums dar stumbro? Nei nušaut, nei matyt gyvą. Teko, kadangi stumbras Ukmergės rajone prieš 10 metų ilgai klajoja po Ukmergės rajoną, net yra palikonių palikęs Leonpalio dar buvusiam tarybiniam ūkiui. Teko matyti, žvėris galingas. Ir teko matyti net prieauglijoje. Tai buvo telyčiaitė, metinė jinai svėrė labai daug, šokinėjo 2 metrų tvoros ir aukščiau, tačiau ją, kiek žinau, nupirko kažkoks tai Rusijos institutas gyvulininkystės, tyrimam turbūt išvežė. O kaip tos gudruolės lapės, kaipgi prezidentui sekėsi, kiek tų lapių sumedžiojo, kiek moterų kailiniais aprengė? Klausimas nelengvas. Tai kaip ir lapę nušauti nelengva. Ir lapė šiaip jau kaime laikoma gudruolė, bet jau jinai nėra labai gudri. Manyčiau, kad elnias, šernas yra žymiai gudresnis už lapę. Lapę nušauti yra reikalas toks. Pirmučiausia, reikia ją pirmam pamatyti. Jeigu lapę pirmas pamatėjai, į ranką nedreba, ją visą nušausi. Jeigu lapę pamatė tave pirmas, lapės nėra, tik išvysė blizgėse rudą uodegą. Per 5 metus aprengiau 4 moteris lapėm. O kaip jaunesnė medžiotojų, kiek moterų aprengta? Aš, aišku, norėčiau pasakyti, bet kažkaip kuklumas neleidžiat pasakyti, kad daugiau aprengiau. Žinoma, čia jokai. Ne, turbūt kiek aš jau 2 ar 3 lapės nušojau, bet šiaip man dar žmonai liemenė tik išeina šiai dienai. Na ką, pradžia visai nebloga. Ir uždeginti tokia, užkačianti, manau, kad pririnksim. Su didžioju vilku tai problemas didelės buvo, kadangi stovėjo flangė. Vienas, kokia galbūt truputį nuojauta, gal miško pažinimas, žvėrio charakterio pažinimas padėjo. Nuėjau tolokai nuo visų, tokia glyna. Ir
vilkai bėgo 2, tada buvo rūja vilkų, vasario mėno. Patinas su patelė, patelė kažką gudresnė būdama atsiskyrė, o patinas vilkas tiesiai mane atbėgo. Bet šūvis buvo nelengvas, krūmai tankų, bet pavyko iš pirmo šūvio paties va tokį didžiulį vilką. Bet kada aš prie jo pribėgau, dar jis buvo gyvas, bet jis mane žiūrėjo labai negražiam akim. Taip, čia mano yra vyriausias sūnus, Vilius Sorokinas. Kiek tau metų? 9. Ir tu turbūt saugęs būsi medžiotojas? Būsiu. Ar patinka medžioti? Patinka. Ar šautuvą, ar bandėjai šauti? Bandžiau. Ir aš bandžiau, bet vienu šauti, biškį bandžiau šauti. O kiek tau metų? Va. 3? Jo. Ir jau tu bandėjai šauti? Ir kokį žvėrį bandėjai šauti? Ne, aš čia va namie. Parsivežti namo laimikį ne pats svarbiausias medžioklės tikslas. Na, o pabuvoję šaudykloje įsitikinome, kad didžiausias laimėjimas yra pasiekti aukštų sportinių rezultatų. Kulkinis šaudimas į taikinius – tai sporto šaka, kuri vilioja tiek vyrus, tiek moteris. Kalbamės su kulkinio šaudimo treneriu Arnoldu Skabeikiu ir jo perspektyviomis mokinėmis. Ar daug turite moksleivių, kurie pas jūs šaudo, lanko šaudimo treniruotės? Šiuo metu lanko apie 20 iki šiol buvo. 2 grupės turiu. Nu, tame tarpe mergaičių yra. Kokias savybės reikia turėti vaikui, kad jisai pas jūs treniruotųsi, kažkokius tai rezultatus pasiektų? Reikia turėti norą, ištvermę, stiprią valią. Nu ir mūsų tarpe čia randasi Kristina Mykolaitytė, Europos kulkinio šaudimo mažo kalibro ginklais čempionato Suomijoje įvykusio dalyvė, antrųjų Baltijos šalių žaidynių dalyvė, lietuvių merginų tarpe užėmusi 3 vietą, Užupio vidurinės mokyklos abiturientė. Kiek laiko jūs jau treniruojatės? Aš treniruojuosi jau nuo 92 metų, čia, šitoj šaudyklai. Jūs draugaujate su ginklais, ar neteko, pavyzdžiui, dalyvauti medžioklėje, nušauti kokį žvėrį? Ne, dar niekad neteko. O ar turi tokį norą? Aišku, be abejo, gerai būtų pabandyti. Kokie danguolės pasiekimai? Šiaip šaudau neblogai, turiu įvykdžius 1 atskirį, bei dalyvauju varžybose. O su kuo yra lengviau dirbti, ar su berniukais, ar su mergaitėm? Su mergaitėm biškai lengviau. Berniukais sunkiau lanko, kaip berniukai. Kad vienai treniruotė reikia mažiausiai 300. Kiekgi kainuoja vienas šovinys? Vieną pasakyti sunku, 17 kapeikų. Centų tai yra. 17 centų atrodo. Šitas pistoletas, nežinau dabar kiek jis kainuoja. Dabar brangus be abejo, čia jis yra pirktas tarybiniais metais, už jį mokėjai 360 rublių. Aišku. Bet jau jis tobulas, yra geras ginklas. Paintball – taip vadinasi vyrų žaidimas, kurį organizuoja Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos mokymo centras. Liepos 20 dieną 11 val. Kopūstėliuose buvusiame karinėme dalinyje įvyko šio žaidimo pristatymas Ukmergėje. Nors šis žaidimas ir nebuvo reklamuotas, norinčių pasižiūrėti tiek vyrų, tiek moterų buvo nemažai. Žaidime dalyvavo 2 komandos po 5 narius kiekvienoje. Tai policijos komanda, kurios sudėtyje žaidė Darius Žukauskas, Aidas Dutkus, Darius Kuzma, Vladimiras Kaloša ir Artūras Cibulskas ir Ukmergės jaunimo komanda. Startinis dalyvio mokestis pirmajame žaidime 30 litų, antrajame ir trečiajame po 10 litų. Kiekvienas dalyvis gavo po 50 šovinių pirmam žaidimui ir po 30 šovinių antram ir trečiam žaidimui. Visi buvo apmokyti, supažindinti su šio žaidimo taisyklėmis, pravestas instruktažas, išduoti šalmai, automatiniai ir paprasti ginklai. Šis žaidimas nėra visiškai nepavojingas. Dalyviai turi būti geros orientacijos, sportinės formos, budrus. Kaip ir kare, taip ir šiame žaidime labai svarbi kovinių veiksmų strategija ir taktika.
O kiekvienos komandos tikslas buvo įnešti nepašautam, nesužeistam į priešininkų teritoriją didžiulį pripūstą kamuolį. Tiek dalyviai, tiek žiūrovai pasijuto tikrame susišaudime. Džiaugiasi policijos komanda laimėjusi šį žaidimą, nors žiūrovai liko patenkinti, turėjo puikią galimybę pasižiūrėti vis labiau populiarėjantį žaidimą Lietuvoje – paintball. Lietuvos apsaugos darbuotojų asociacijos mokymo centras rugpjūčio gale vėl planavo aplankyti Ukmergę.